Ir ten tikslas, va, ten kažkur tokia va šėrykla. Nu ką, sveiki draugai. Atvykau šiandien pažvejoti į Balskų tvenkinį. Kaip matot, už nugaros siurblinė. Tai atsidūriau šiandien kitoj pusėj. Išvažiavau gerokai po pietų, tai laiko daug neturiu iki sutemų. Pabūsiu ir pabandysiu kažką pagauti. Tai, žinau, tikslas būtų galbūt netgi ir karšis. Bent jau mėginsiu karšį pagauti. O kas kips, tas gerai iš tikrųjų. Praleisti pusdienį žvejyboje, darbų daug. Tai kiekviena žvejyba man kaip atgaiva širdžiai. Na ir vietą pasirinkau. Na, manęs neremia dyperis, bet pabandžiau parsisiųsti programėlę. Išsipirkau, ten yra pirmam kartui už eurą lyg tai galima pasibandyti. Na ir pasižiūrėjau gylius. Ir čia va, kur stosiu toj vietoj, 30 metrų atstume yra apie 5 metrai. Tai pabandysim ten tą duobę patikrint. Jeigu ten nieko gero, galbūt artinsimės, kur gylis mažesnis. Ir žodžiu, pažiūrėsim, ar kažkas tai mums pavyks. Nu va, įsikūriau. Matot, koks mano skėtis gražus. Tai ačiū Dievui, kad užsisakiau jau iš Kolmiko naują skėtį. Šiandien dar vienas virpstas trūko. Nu, aišku, galima čia sutvarkyti, bet yra daug vietų, kur palūžė. Tai karočią. Nu, kėdė, stalas, watercut, kotas, metam į 35. Vandenėlis skaidrus, žvynų pilna, kažkas žuvį valė. Žodžiu. Tiesa, va, dar gavau iš Kolmiko dėklą tinklam, tiem galvai. Čia antra galva, čia didesnė, dėsiu mažesnė. Šiandien, manau, pakaks. Tai va, toksai va dėkliukas per šoną atsidaro, yra papildomas va. Šiaip nežinau, man gal ir patogu. Per viršų nereikia grūsti, atidarai pilnai, sudedi, uždarai ir viskas. Tai va, dar graibštai išsipakuoju. Dar va, dėkliuką va, nežinau, rodžiau, nerodžiau, matėt mano laidose. 2 dalių, papildoma kišenė. Nu, taip. Na ir jaukas. Jauką maišiau o tokį. Padariau labai neaktyvų ir saldų. Maišiau dar jauką, kad turėtų skonio va tokį Valterio aktyvatorių. Na, iš čia daugiau aktyvatorius, ne aromatizatorius. Bet pabandžiau į jauką. Tai pilsim dar jo jauką į šėryklą. Papilstysim. Matot, šokoladas su apelsinu. Žodžiu, pabandysim. Masalų čia irgi va
skandintų dzikų, pinkai, matyliaus, liekų, dzikų, kasterio ten toliau į kukurūzų. Turiu visko. Na ir ten tikslas, va, ten kažkur 35 metrai. Pataikiau, man atrodo, į duobę, nes tikrai skendo ilgiau negu, pavyzdžiui, arčiau pabandžiau. Truputį arčiau, toliau. Kelis atstumus pamėčiau, tai ten skendo giliausiai. Tai pasilikau ant to taško. Dar traukiant, jautėsi, kai brovkė jau pradeda sunkiai temptis. Tai gali būti, kad pataikiau į duobę. O ką, pasidarau startinę, kokias 5-6 šeryklas. Jaučiu pradžiai paduosiu kokio skandinto dziko. O paskui kažką padavinėsim po truputį. Matysim, kaip žuvis reaguoja. Nepykit, būsiu su akiniais, nes nieko nematau, blizgina. Tai va, tokia va, papiegu. Tokia va šerykla. Kaip ir sakiau, turiu va skandintų. Tai bandysiu į startinį jaukinimą daryti su skandintom musės lervom. Tai saujelę dedu ir bandau užsijaukinti. Stipriai nespaudžiu, nes jaukas yra labai stipriai sudrėkintas. Tai kad stovinčiam vandenį, kaip žinot, srovės, ta srovelė gal yra čia kažkokia, tai nedidelė, nes visgi tvenkinys, ne ežeras, tai gali ir būti jos. Nu ką, jau pirma žuvis krante, nedidelis plakiukas, kabliuką visai tokį mažytį naudoju. Pradžia su tokiu mažiuku. Kol kas ant 2 skandintų. Žodžiu, ką jauką dedu, tą dabar dedu ant kablio. Anoj pusėje kaimynai išvažiavo, dabar žiūriu vėl kažkas raižo. O aš čia praktiškai vienas šitam krante, ten toliau pradžioj yra dar žmonių, žvejų. Biškinę ten numečiau, bet ne per daug nuo taško. Į tą tašką pažiūrėjau. Ką turim? Biškį didesnį. Bet kibimo nemačiau.
Ponas karšis. Leštukas. Nu, toks jau, taip sakant, gėlė. Kur kabliuks. Yes! Pirms yra. Dar pamėginsim papilt aktyvatoriaus. Kad, draugai, turim kažką rimtesnio ant kablio. Kažkur jie eina savo. Nu. Antras gražuolis. Nieko nekeičiau. Viskas tas pats. Čia buvo į žolės įėjęs. Galvojau eiti, dristi. Šiaip netaip išėmiau. Užlėlėjau užsikabinu. Tai va, nu jau smagu. Antras. Gal normą surinksiu šiandien su karščiokais. Bet tokie jau nėra visai permatomi, nėra ta armatūrų žuvi. bet
bet kažkas panašaus. Gyvų jauką tą patį duodu. Skandintą dziką. Truputį pakarpiau kelis sliekus dar. Padaviau. Matysiu dabar čia. Pasikeis kas ar ne. Bet kol kas to aktyvesnio kibimo norėtų skarnau. Jau nemažas tarpas tarp prieito karščio ir šito. Ką, draugai, turim eilinį karšiuką, kurį vieną paleidau prie kranto nenaudodamas graibšto. Vieną įsitraukiau, dabar dar vienas pareina. Ta prasme, antras nuėjai. Kablį reikia keisti, kablį. Jau kai antra žuvis nueina, reikia kažką daryti. Tai dabar bus tai, kai pakeisim kabliuką. Ten buvo labai mažas, plonas, matyt. Lengvai ištrūkdavo, truputį storesnį, didesnį pakeisim. Nespėjau graibštų pakišti ir nutrūko. Na nieko. Svarbu, turim taškę žuvį. Kol kas nekeičiu nieko. Skandintas. Ai, tiesa, ne. Daugiau gyvų pradėjau duoti dar. Matėlis, dzikas, kasteris. Viskas eina į tašką. Ten greičiausiai jie maitinasi dabar. Sakant, vyši, kaip žemaičiai sako. Ant kablio dar ką pakeičiau ir kas greičiau prišaukė karščio kibimo, tai slieko gabaliukas su dziku skandintu. Tikiuosi didesnis kabliukas nebaidys žuvies. Jeigu baidys, kažką vėl keisim.
Šiaip po mano video aprašymuose visada yra nuorodos į įrankius, ką naudoju. Tai viską rasit www.luckytackle.eu. Edvardas 10 įvedus nuolaidos kodą gausit nuolaidą. Tai galite užėti, pasižiūrėti, pasižvalgyti. Kažkas gal patiks, įsigysit. Dar sezonas tik įsibėgėja, tai tikrai yra, manau, ką atsinaujint. Arba svajojat, ką atsinaujint, pamatysit kažką įdomaus. O šiaip stengiuosi per video kolmiko vis pratestuoti tam tikrus įrankius. Tiesa, dar atsirado Daiva produkcijos pas Lucky Tackle. Tai kas mėgstat Daiva, ritės kotai, kėdė neblogai yra, mačiau. Gal irgi teks išbandyti kada. Ir šiaip atsiliepimus jau mačiau, kad tikrai geri. Vienas pažįstamas turi nusipirkęs. Tai tikrai super. Vyksta įvairios akcijos toj parduotuvėje kaip ir dabar. Perki kelis, ten komplektai yra keli, vieną komplektą ar kitą ir gauni dovanų. Tai va, galite irgi pasižiūrėti, sudalyvauti, pasimsit kokį komplektuką jums patikusi ir gausit dovanų. Moko. Viskas super. Tai va, užžiūrėkit, pasižiūrėkit, apsipirkit.
Pikti jie, žiūrim. Maži, bet pikti. Lizdus čia blemba žolės randi. Čia jau biškį išmirė. Draugai, balskų pasišiaušėlis. Nu ką, draugai, baigiu savo žvejybą. Labai puikiai pasismaginau su karšiukais. Net nesitikėjau tokios žvejybos, bet kai sudedi viską gražiai padarai, gaunasi ir geras rezultatas. Pirmą, kaip matėt, pasidariau, tai pasižiūrėjau Deeperio programėlėj, kur giliai. Ten buvo giliausia vieta. Su švinuku prasitempiau iki brovkės, atsiklipsavau. Toliau taško jaukinimas, padavimas gyvų. Ir rezultatas yra šioks toks. Tai va. Dar vieną metimą padarau. Paskutinę žuvį ištraukiu, pažiūrim, ką pagavom. Ir dar turiu vieną tokį jūsų prašymą. Noriu vėl padaryti laidą solo, žvejybą su solo masalu. Tai tuoj užsimetu ir papasakosiu, ką aš čia noriu padaryti. Čia tiem, kurie dar žiūri video iki galo. Priminsiu, atstumas 35 metrai. Kam įdomu. Na, laukiam žuvies, bandau greitai. Šiaip karšis labai greitai dabar atsiliepia. Ilgo išlaukimo nereikia. Bet bandysiu dabar iki kibimo papasakoti. Tai va, parodysiu masalus. Ir komentare prabalsuokit. Kitoje laidoje darysiu
žvejyba vien tik su to masalu. Tai yra tik dzikai. Tai va, numeris 1 arba rašo dzikas. Matylius. O, galūnė jau daužu. Eina savo. Gerai. Paskubėjau truputį. Tai dzikai, matylius. Žinau, čia dar ir tų sliekų. O, sliekai. Tai rašot komentare vieną iš tų 3 masalų ir padarau video. Žveju vien tik ant kablio, vien tik tas masalas, dzikas, sliekas ar matylius. Į jauką taip pat, karpimai visokie, mąstymai, galvos laužimai, kaip pagauti vien tik su tuo masalu. Aišku, vietą pasirinksiu, maždaug ką būtų į temą su tuo masalu gaudyti, kad nebūtų taip, kad gaudai šulinį, ten tarkim matylius, tarkim čia neveikia ir vietą pasirenku pats. Ir išbalsavusiu komentare išrinksiu vieną nugalėtoją, toks mini konkursas bus. Tai va, kas dar žiūrit iki galo, prabalsuoja masalą ir kažkas gausit dovanų. Ką gausit, pažiūrėsiu. Gal kažką rėmėjai duos. Tai va, rašom komentare masaliuką, o aš kabinu vėl tą paskutinį karšį dar ištraukiu, pasižiūrim, ką pagavom. Ir važiuojam namo, nes jau saulė leidžias, nieks namo neįleis. Tai ką, draugai, paskutinė žuvis ne ta, kuri norėjau. Visada tai būna, arba nepagaunu paskutinės, arba ne ta, kurią noriu. Norma tikrai yra. Iki kitų susitikimų, draugai. Prenumeruokit kanalą, parašykit, kokį masalą norit matyti kitoje laidoje. Ir iki greit. Varo ilsėtis. O jums turiu dovanų. Kol nepamiršau. Kaip jūs pabanės vadinas? Žvejyba. Žvejyba Edvardas. Greičiausia yra. Žvejyba Edvardas. Paprenumeruokit ir prabalsuokit už masalą.